Nenorėjau aš dirbti prie kompo, tai galvoju padarysiu tokį savo projektą, kad galėčiau kaime būti. Išau jau turbūt 14 000. Iš viso planas yra investuoti į šitas idėjas, kad pradėti kažką daryti apie 40 000. Turiu dabar sąskaitoj savo asmeniniai 17 eurų. Ir brangiausias tas, kad čia pusė šitos visos idėjos, tai reikia infrastruktūrą visą pasidaryti. Inžineriniai tinklai, čia elektrikė atvesta, kanalizacija ir pats pastatas. Ir čia dar tik tai pusė to pastato, dar reikės kitą pusę pastatyti. Bet va to rezultatas, kad galėsiu tam pastate, kuris yra miške, tai yra slapta laboratorija, galėsiu joje dirbti. O šitoj serijai pats svarbiausias dalykas, kad jau atvažiuoja įranga po biskį. Aš važiuosiu su autobusiuku savo, nes įranga didelė. Va, gražuolis autobusiukas. Dabar reikia nudažyti, kuom turiu, ir gal džiūna pradėti galvoti, kur ir kokiam aukštį čia tvirtinsim. Nu, pažiūrėkit, blizga, viską užpyliau pusę bankės, ne pusę, biškį užpyliau iš bankės tiesiai, biškį pavajau su teptuku. O apačios tai iš vis nieko nedariau, todėl kad ką gali daryti rytoj, tai šiandien nedaryk, nes gal iš vis nereiks daryti. Skersvėjuko negalima daryti, tai padariau skersvėjuką, kad greičiau džiūtų. Pasižiūrėjau stalo, koks aukštis rekomenduojamas, tai va tokią koją turiu, tai nusipjoviau, kad atitiktų pagal mano ūgį. Ir va su lazeriuku užsimečiau. Aš nežinau, kur nestovės, bet nu maždaug. Matot, lazeriukas kaip tik jos vos liečia paviršių, matas. Ir pagal tai čia visur atsižymiu. Nu, kolkozas toks biški prie brangios virtuvės sukti malką. Na, biški pabalinau, kad nepelytų taip greit. Nu ir gerai, čia pištiesim. Tai kaip staliukas! O, ta koja net nežinau. Čia bus jinai reikalinga. Turbūt, kad bus kažkur, bet dabar nežinau, kur ją sukt. Bet stalas tai rimtas, man patinka. Čia kampe galim kompą dėti, kad ekranas neužstotų gerųjų vaizdų. O čia kiek visko gali daryti. Ir dabar tegul džiūna iš čia ramiai. Įdomu tam pačiam tinkle, naudojant pildymo kortelę ir abonentą. Anksčiau tai būdavo greičiai skridavo į internetą. Pažiūrėk, kaip dabar. Labai nemėgstu kažką laikinai daryti, bet galvoju padarysiu laikinai. Anteną prisuksiu, o paskui jau kai statysis prie statukas, reikės ją nusukti. Bet modemas jau pastatysiu viduje stacionariai, tik tai paskui laidą reikės pravesti. Aik, tu čia atkasinėti. Gal man palaukti 3 dienas, kol nutirs pats? Ai, tingiu palaukti, kol pats ištirps. Taip norėjau atsikasti, kad padėti jau džiovinti, nes ilgai trunka. Tas apdailas aplink langus man dar reikia pasidaryti ir porą lentynų, nežinau, kiek aš net ten turiu. Medienos užteks. Listiką paėmiau, tai reikia tokį ir važiuoti. Antena jau yra. Žiūrėkit, kiek čia sniego iki langų viršaus. Nustums trobelę bei strižainės, nulenks. Nelinksta dar. Reikia paremti iš čia. Nu, dabar va yra, strižainė jau gal nenuvirs. O, antena iškelta gražiai. Pagauna tik tai porą padalų, bet čia vidu iš vis nieko nepagauna. Ir čia stovi jau visas va modemas, laikinai per ventiliaciją. Dabar turiu internetą iki 20 megabitų. Išbandžiau ir Tele2, išbandžiau ir šitas kablas. Tai geriau truputį negu lauke, bet iš principo esmė tame, kad bokštas susistabdo reikalą. Gali pagauti, jeigu čia kartais naktį 40 megabitų, dieną 3 išėjimas lėtas. Labai gražiai čia supakuota, biškiai užpakavau. Žiūrėkit, narkotikai. O dieve, tai kvepia. Tokia dėžutė, tai yra 300 gramų ramunėlių. Mažiem savo eksperimentam pabiškai čia jau renku medžiagas visokias, tiek priemonės, tiek darbui, tiek pačias medžiagas. Bet dėja čia dar laikyti negaliu, nes čia dar daug dulkių ir dar chemijos kvapo yra, todėl kad vaistažolės jautrus dalykas. Namuose, nu ten, tam kotedže, kur namuojusi, yra 3 aukštas, jis iš principo laisvas yra, visas didelis. Net ten susitvarkęs aš galėčiau iš karto eiti tos eksperimentus ten ir darysiu savo tam arbatom. Bet aš savo sakydavau, nu ten siena, čia muilo gamyba, šarmai, rūgštis, chemija, nu ne kažką, žinai, vis viena. Čia gamtoj, tokiam ūkiniam pastate, tai tam jis ir skirtas. Bet aš supratau tikrąją priežastį. Nu, aš nežinau, vyrai ar visi, bet bent jau aš. Nu, namie, čia jau radikaliai pasakysiu, kad vyras negali namie dirbti, o moteris negali namie nedirbti. Yra toks absoliutinimas, taip nėra. Žmonės dirba ir dirba.
bet supratau, kad koks yra begalinis privalumas man kurti tuos produktus čia, būnant gamtoj. Tai yra tas, kad tada ta gamta tave tiesiogiai įtakoja, nes ten, kur tu esi, tai tave iš karto veikia. Nu ir kai tu gamta, be abejo, mes suprantam, visai yra kita energija negu kur nors ten šurmuly. Ir atitinkamas ir produktas bus toks, o jis tam ir yra nuskirtas, kad jis būtų toks, kad jis tą gamtą atneštų į miestą, nes mes ne visą laiką galim su savo miestu ateiti gamtą. Jau dabar aš taip vertinu šitą, kad turiu tas kelias lenčikės, toks turtas. Tik ir dizainas šiandien tiktų man dabar naujas dėt. Ir važiuot pirkti reiktų. Tai jūs įsivaizduojat, kaip tada, kai nebuvo benzino, nebuvo elektros, ant kiek tada lenčikė buvo vertinga. Dabar tai čia, nesinaudosiu, tai supus. Gaila. O taip, nieks tai nebūtų anksčiau. Štai kaip man patinka tas ūkanotas toks rūkelis. Ramybės jausmas suteikia toks apglėbė. Odai patinka išsausėjusi žiemą. Labai stipriai kvepia gamta. Aš daug mat pasiskaičiavau, prisipjoviau tą medieną, nes jinai visien yra šlapia, jinai savaitę 2 turi pagulėti, kol bent paviršius nudžiūna, vėl galiu dažyti. Čia paskutinis toks brudinas darbas, dažymai, pjaustymai, tai viską perkeliu į lauką visą darbą, tik džiovinimą nešu į vidų, pasidariau vietas ir jau pradedu damušinėti visokius galiukus praktiniam darbam, kurių čia dabar jau reikia. Elektrinę plytelę nusipirkau už 12 eurų senukuose, visokius puodus perku ir pradėsim čia virti po viskį kažką. Džiovyklė atidaryta. Kažkaip jaučiu, pavasaris ateina, tokia nuotaikėlė, toks entuziazmas, taip viskas gerai. Šiandien ryte nuvažiavau, pastarėjau milijonas smulkmenėlių, svečius priėmėm. Viskas chebra. Pavasaris. Valentino dienos proga vakar žmoną nusivežiau į senukus. Buvo problema, šitas plokštės buvo vienodas, o jos turi būti skirtingos. Dabar jos yra skirtingos, galiu pabandyti surinkti šitą spintelę. Pasirodo, pas jos visa paletė buvo tokia brokuota. Galvojau, koks čia mažiausiai barbariškas būdas bus jį pritvirtinti. Tai nusprendžiau, kad čia nereiktų visko pjaustyti, palikti tokį tarpą. Čia tiesiog prisukau malką su daug varžtų. Ir jisai tiesiog laikos prie sendvičio. Apačia va guli ant prie pagrindinio balkičio irgi prisukta. Tai vienintelė modifikacija, kurią reikėjo padaryti, tai va, kanalizacijai. O nugarėlės nedėjau, kad būtų prie tų vamzdžių lengviau prieiti. O, kokia čia laboratorija. Tai važiuoju dabar patį svarbiausią agregatą atsivežti. Šito viso ir aš nejuokaujuosi, yra tikrai pats svarbiausias. Jisai kažkur čia yra jam vieta ruošiama. Tokį jau garbingą krovinį viešiu, tai tvarkelę darau, čia sušluota, viską šloju. Ir va padariau tokią... O! Ir taip didysis vojažas prasideda. Aš kaip paskutinį kartą su šitu autobusu važiavau į Kauną. Iš Vilniaus tai nedavažiavau. Iš pačio Vilniaus neišvažiavau. Tikiuosi šį kartą pasiseks geriau. Oi, kai man patinka tokias kelionės. Bet tai kaip mato dar sniego daug, bet jau širdį tai pavasaris, tikrai kvapas, tas jau pavasario. Vo, Lidlė bonkas, pridaviau, kokį čia radau gerą. Čia brangus, bet geras labai. Nes jeigu pirkti iš laboratorinių prekių parduotuvės, tai 3 kart brangesnis būtų. O, va taip, papuola. Pridaviau būdelius, aplankiau tetį, mamą, tetį su gimtadieniu pasveikinau ir važiuoju į galutinį tašką, kur pasikrausiu svarbiausią įrangą. Mes jau pas uošvius ir jum atskleisiu finalui, kas per dalykas, dėl kur aš važiavau iš Vilniaus į Kauną. Ir taip šitie 2 objektai jums atsiskleidžia. Jūs pasižiūrėkite, tokie foteliukai, tokius 2 pasidėsiu, nu jeigu kažkas į svečius užeitų. Laboratorija tai kažką kuri, kažką bandai sukurti, tokio, ko dar nėra. Ir koks yra pagrindinis įrankis? Smegenai. O kad smegenai ramiai dirbtų, reikia ką daryti? Reikia užpakalį padėti patogiai. Įsėdi, žiūri į pušelės
ir kyla idėjos. Tai ką, broliai ir seserys, pasimatysim kitą savaitę ten.